Tai sveiki sugrįžę, brangieji, į mano YouTube kanalą. Ir šiandien mes sveikinamės jau kaip matot, iš mano aprėdų, iš Kazlų Rūdos. Gal reikia sakyti ne sveiki sugrįžę, o dovanokit, kad buvau dingęs. Tai visgi nusprendžiau pagaliau paimti tą kamerą į rankas ir parodyti, ką mes šiemet padarėm. Šiemet dar nefilmavau nė karto mano Kazlų Rūdos salės remonto. Kaip jau žinia, žiema stipriai pakoregavo visus planus. Tikrai buvo netikėta žiema. Viską tiek ištempė, kad dabar jau už savaitės turėsim gegužę, o aš dar vis vargstu Kazlų Rūdoj. Kaip žinia, žiema pasitraukė realiai nuo kovo 1. Pradėjo šilt ir jau teko kažkiek bandyti kipt į darbus. Tai realiai vis tiek per kovo mėnesį gal prieita net nepilnai savaitė, taip sudėjus visas dienas, kiek darbavaus, nes labai išpuolė daug darbų su laidojimu tiek pačioj salėj, kur vėl negalėjom dirbti ir taip toliau. Bet kažką pavyko padaryti. Balandis jau irgi eina į pabaigą, bet per balandį jau pagaliau spurtuota. Spurtuota visai neblogai ir galiu pasakyti, tikrai jau nemažai pasidarė. Apie viską iš eilės. Todėl dabar dar jums vaizdo nerodau, o einam nuo to, ką aš čia po truputį pradėjau daryti. Tai kaip matot, už manęs šiukšlynas likęs dar vis toks pat. Čia esam pastato vidiniai kiemo pusiai. Ko sumažėjo? Tai sumažėjo skardos. Iš Bemučio garažo, čia kur buvau pasisandėliavęs, jau atvežta, sukirpta ir jau sudėta ant stogo. Tai pernai, kiek pamenat, tai ką buvom spėję dar padaryti, tai uždengti vieną ir beveik antrą šlaitą ir padaryti apdailinę sienelę, ką dabar jums ir parodysiu. Tai buvo sudėtas šitas šlaitas, sudėtas šita sienelė ir uždėtas viršutinis šlaitas, tik buvo paskutinis lapas nebaigtas. Tai mes su Luku panašiai į kovo galą jau pasibaigėm ir šitą pusę, užsidengėm šlaitą, pasidarėm sienelę. Jau realiai šita pusė kaip ir baigta, sudėta lietaus sistema, tik tai jis dar nėra pakalimų padaryta, tiek čia, tiek ten ir tiek ant žemesnio šlaito. Tai šitoj daly realiai iš priekio, kas lieka, tai pasibaigti pakalimus ir susidėti lietvamzdžius. Ir dar pačiam viršui pasibaigti vėjalentes ir užsidėti kraigus, dar nenukirpta ir nepadaryta. Sekantis mano darbas, tai laiptai. Kaip matot, jau ant to mano baisaus nudaužyto pamato atsirado karkasas šioks toks iš blokelių. Blokelių taip pat jau nėra. Čia jau priraišiota armatūros, padariau tokį tinklą nesąmoningą. Aišku, čia dabar be laipant dar pilnai aš jo nebuvau suraišėjęs. Kai kurias vietas užtraukė su zateškim arba užtraukėjais, tai nutrūko fasadininkam bedirbant. Tai čia dar nepabaigęs. Reikia va tokias dar 5 pakopas pasibaigti iki viršaus ir bus galima jau liet betoną ir bus pagrindas laiptams padarytas. Čia sumūrinau iš tų fibo blokelių, tiek vidiniai pusiai, tiek išoriniai. Visą vidų užpyliau smėlių žvyru, kuris buvo čia kampe, žodžiu, ta visa krūva tokia, tai viską supyliau. Padariau tokią kaip rėmą iš lentų, iš apalupkių, žodžiu, kur putplastis ten irgi lentos, visas karkasas paremta į žemę ir toks kietas, tvirtas pagrindas ir šitos lentos čia pasilaidos. Man jų tikrai negaila ir niekas čia jom neatsitiks, o plus betono svorį laikys ir viskas čiki. Putplastį čia dar išstorinau dėl to, kad nepilt daug betono. Viskas apskaičiuota, tai dabar pagal pakopas reikia dar pasibaigti, susitvarkyti jas. Išsipils betono lygiai su maždaug anuo ten ekstrudiniu putplasčiu ir liks apie 6-6,5 cm iki durų staktos apačios. Tai bus galima tada jau ant betono
susiklijuoti, susidėti trinkeles, taip pat ir pasibaigti laiptus. Tai bus gražūs laiptai iš trinkelių. Kai man sekėsi etapais daryti, tai aš gal per 3 dienas čia pasidariau tos laiptus, su armatūrom gal per 4, nuotraukėlėse jau šitą visą dalyką matyt. Toliau, kas pas mane labai trukdė darbams daryti ir vystytis toliau, tai tos nelemtos 3 kolonos iš priekio. Jas reikėjo apsišiltinti su putplasčiu, tada jas nuarmuot, kad aš galėčiau pradėti luboms karkasą, tą virš salės durų, virš įėjimo į salę. Esmė tame, kad fasadininkai pas mane gal pasirodė, dabar bijau net suklyst, gal balandžio pradžioj arba gal ir net kovo gale, bet irgi ten po 1-kelias dienas kaip tik jie galėjo, kaip laisvi buvo, bet šiaip ne taip pasidarė tos kolonos, nes be jų realiai negalėjom nieko daryti su karkasu, nes reikėjo glaust prie jų, tiesiog. Kodėl visą tai tempis? Nes galėtum eit stogą dengt. Stogo negali dengti, nes dar reikia lenteles iš priekio padaryti, iš šonų padaryti. Kodėl negali karkaso daryti? Nes kolonos dar nepadarytos. Kodėl negali kolonų daryti? Nes lauki meistrų. O faktas meistrai irgi, jiem viskas prasitėsė per tą nelemtą žiemą, todėl viskas ir vėlavo. Bet pagaliau visas šitas dalykas padarytas. Fasadininkai praeitą savaitę man pabaigė visą struktūrą dėti. Aišku, lieka pamatai, bet kolonos ir visas fasadas jau padarytas. Tai galiu parodyti, kas čia gavosi ir kokia spalva. Štai, mūsų fasadas. Šviesus dekoras, toksai labai šiltas, labai šilta pilkšva spalvytė, per kamerą gali atrodyti kaip balta. Kolonos irgi jau tvarkingos, gražios, padarytos. Aišku, labai masyviai jos atrodo, nes išsistorino gan nemažai. Einam, kur saulė šviečia, parodysim tenais. Visas grožis. Čia iš vis kaip balta atrodo. Bet jau kur tau iškart vaizdelis kitas. Susidėjau, kai nugruntavo sienas, iš karto teko susimesti palangės. O kadangi fasadas jau pabaigtas, padarytos kolonos. Praeitoj savaitėj kibau į karkaso darbus ir per šiek tiek praeitoj savaitėj pasidarėm tokias pradžias. Pabaigę aną pusę su luku dengt stogą, užsimetėm čionais. Tai užsimetėm čionais lietaus sistemą, susidėjom laštakį ir tenais po lataku yra medinės lentelės ir po lentelėm, kaip matot, tokia skardelė. Tai šitą dalyką iš tikro prieš dedant lenteles sumaščiau ir išlankščiau tokį iš skardos kaip ketvertas nebaigtas piešt. Labai tvarkingai, gražiai lentelės atsiremia iki skardelės su tarpeliu. Lentelės pripjautos irgi 15 laipsnių kampu, kad lašas nesilaikytų lentelių dugne, jeigu ten papuls kažkada. O iš pakalimo pusės gražiai lentelės ateis ir bus toks labai fainas kraštelis. Ir per šią savaitę, tai va, kiek padarėm lentelių. Šitą šlaitelį užsidengėm, tada užsidėjom čia priekį, tai va čia net geriau matosi. Yra lentelės, yra papačia skardelė tokia, kuri labai tvarkingai su tarpeliu gražiu. Man klasiškai atrodo, nei būt reikėjo lentelę su lentele kampu suvest, kur ten skečiasi ir taip toliau. Ką turim pavyzdį tenais? Tos lentelės visą žiemą man atstovėjo. Kaip matot, atsirado tarpai. Jos visos iškaito, iškrypo, žodžiu, išsiraitė ir taip toliau. Todėl, nes pasirodo, reikia tokias lenteles sukt varžtais, o ne kaltvinim. Tai pirmos 2 lentelės susuktos buvo varžtais, tai jos stovi kaip įbestos, kaip prisuktos, o šitos visos išrautos su vinim ir viskas išsiklaipė. Tai todėl buvo nuspręsta visas absoliučiai lenteles sukt ant varžtukų tam skirtų ir viskas dabar turėtų būti lygiai ir nebijosiu labai to išraitimo. Lubom karkasą padariau praeitoj savaitėj, bet vakar ir užvakar pagaliau padarėm lubas. Tai pažiūrėkit, kaip atrodo klasiškai. Wow! Čia vakar Lukas pasidarė šitą priekį, užsimetė lietvamzdį
Ir va kaip tas vaizdas visas atrodo. Čia skardelė uždėta, gražiai atsiremia iki jų lentelė, o čia lentelė atsiremia į skardelę, nulašėjimui palikta beveik centimetras. Ir klasiškai atrodo. Dar kas klasiškai atrodo tas, kad lentelės visos surištos. Linija į liniją. Viskas suvesta taip dailiai, kad nušakis žiauriai puošia. Nors čia gal ne tokiam pastatui čia tikrai to nereikėjo, bet pasistengėm viską išgaudyti taip, kad būtų gražu. Ir čia visur prie kolonų padarėm J profilio skardelę tokią. Ir irgi taip viskas puošia gražiai, kad wow! Ir čia va visur aplink kolonas viskas gražiai, tvarkingai įrėminta. Va toksai profiliukas dedasi J ir viskas į lentelę įsikiša tvarkingai ir viskas taip įsirėmina, kad gražu žiūrėti. Plius kolona dabar mums ta sija išlenda, kaip mato, tik apie 5 cm. Tai aukščio turim, šviesos turim ir afigenai gerą vaizdą turim. Tai dabar man tai patinka jau šita vieta. Bet kas dar labiau patinka, šitą padariau atkosą. Įgilinta lentelė, tenais LED profiliukas. Per visą sieną. Čia eina čia gražiai. Ten nueina. Ir visa šita siena. Visos lentelės nupjautos kaip lazeriu. Viskas nudažyta. Niekur niekas nešviečia iš medienos. Viskas tvarkingai užbaigta. Gražūs galai ir ledas šviečia. Visą sieną šitą apšviečia pasakiškai. Tai man žiauriai patinka. Pasižiūrėkit, kaip kampukai išgaudyti. Čia kampukas pum-pum, cila lentelė. Ten kampukas pum-pum, cila lentelė. Jokių nesąmoningų prapjaustymų per vidurį lentelės ir taip toliau. Čia gražiai viskas išgaudyta. Čia ateina pilna lentelė, pum, kita baigėsi, kita prasideda. Sakau, kartais net gal kiti namus taip nepadaro. O aš čia šarvojimo salę taip bandau tvarkingai, estetiškai padaryti. Aišku, gerai, bus tikrai gražu, tvarkinga. Gal faktas tų detalių nieks nepamato, bet kas supranta, tai tikrai, manau, atkreips dėmesį. Nes, nesinori maklės tiesiog, jeigu darai, tai ir stengiamės padaryti. Čia, kad tas lenteles pasirinkti, kurias dėjai storą, vidutinę ar mažą, tai taip ir atkartoji. Čia atkartot nėra sudėtingai. Bet už tai vaizdas tikrai geras. Vakar dar spėjau pasidaryti. Užsikaliau dar viršui lentelių nuo dešinės pusės. Tai liko man dabar toks galiukas. Tai eisiu nešti stakles, pasibaigti šitą dalyką. Ir būtinai per šiandien bandyti reikia užsidėti šitą pusę stogo. Reikia būtinai užsidengti nepalikti ant savaitgalio, nes pranašauja lietų, o mūsų gale ten per ventiliacinį tarpą nuo plėvelės gali papult vanduo ant jau lubose susuktų lentelių. Tai šito dalyko nenoriu, kad būtų, todėl reikės būtinai uždėti skardą, kuri yra viršuje užkelta. Tai vat tiek žinių čia pas mane, grįžtam į darbus ir bandysim viską subaigti, sufilmuoti iki galo, kaip baigsim tos remontus kažkada. Tai va, ant stogo pas mumi tokie reikalai. Pasibaigti reikia šitą sienelę, o principas tai labai paprastas. 3 rūšių dailylentės ir maišai tiesiog kaip išeina. Apačioj užsitiesęs šniūrą tam, kad žinočiau, kur apačia, nes paskui ten kišis skarda po lentelėm. Ir apačioj dar išsitempęs šniūrą, kad daugiau mažiau į vieną liniją varžtus susukčiau. Į kiekvieną dailylentę suku po 2 varžtus, štai tokius su dažyta juoda galvutė iš karto, nėra veikiniai, nes vinim tiesiog kalt neapsimoka. Pasimatė pavyzdys ant šitos sienelės, kad, žodžiu, viskas taip išsikraipė. Išlupo iš vinių, kai kur apačiose iš vis išskiesta, tai viską reikės irgi varžtais persukiot, tikiuosi susitiesins kažkiek. O principas tai labai paprastas. Tai dabar galim dėti, pavyzdžiui, vidutinę. Dedam tep
leidžiam iki šniūro apačios. Tada, va šitas durniausias dalykas, kad reikia piršto įsisekt, nes šito varžto magnetas nelaiko. Nors ir galvutė nauja neišdilus, bet tiesiog varžto nelaiko. Tu kurmi ir pamečiau depozitą 10 centų. Varžtai baisiai brangus, 10 centų vienetas. Kiek čia man jų reikėjo? 4000 varžtų nupirkęs. Na ir va taip, paprastai. Bubum, dar vidurio neveržiu, paskui išsitiesiu šniūrą, nes čia dabar nepatogu, viršų iš akies, vis tiek dengsis. Na ir taip, kažkelintą golščiuką dedam, pasižiūrim, kad akutė ir varom toliau. Nu tai kągi, pabaigiau. Pabaigta. Viskas vėl apskaičiuota, kad baigtųsi ciela lentelė, prasidėtų kita. Ir čia baigtųsi taip pat ciela lentelė, ten ciela lentelė į kraštą gražiai, tvarkingai, viskas suvesta. Va dėl to ir patinka, kai 3 skirtingų matmenų gali išsiskaičiuoti, kad baigtųsi be jokių realiai pjovimų. Tik ką pasibaigiau dažytis lentelių apačias, tiek anos pusės, tiek šitos ir tiek likusios. Penzelį atidaviau Lukui nuplaut, o dabar čiumpu varžtelius. Reikia pabaigti susivaržyti šitą sienelę išraitytą ir čia per vidurį dar susivaržyti. Ana siena jau baigta. Čia apačioj suveršta, viršui suveršta ir iš medienos čia bus baigta. Liks tik tais šonai čia medienos ir simetriškai taip pat anoj pusėj. Nu va, jau pietų skaityk, o aš pasibaigiau visą tą sieną, susivaržiau visur varžtukus, išsukinėjau varžtus, kurių nereikia. Lukas irgi pabaigė dėti lietų ir lietskardę. Dabar susipjovė makaronus, kurie dėsis ant dešinio pat krašto šitoj vietoj. Reikia susukti makaronus, tada reikia peršaudyti visą stogą dar su vinim. O aš eisiu tenai užmontuoti kraigą, vadinamą, ten toks kaip vėlinti, kaip kraigas pusiau, tai reikia dar intarpus anoj pusėje sudėti ant skardos, nes paskui nelabai turėsim galimybės kaip laipioti jau ant skardos. Tai einu rinktis, ko man reikia, įrankių, Lukas irgi ruošiasi viniakalės ir dirbam toliau. Valandos vakaro, o pas mus jau šitas šlaitas ir uždengtas. Kaip sakėm, taip ir padarėm šiandien, tai už tai šiek tiek pavakarojom, nors jau realiai trečia diena taip, iki 9, vakar pusę 10 baigim, tai panašiai ir šiandien baigsim, nes dar reikia viską čia išsikraustyti, sutvarkyti, išsinešti pastolius, kad jeigu išpultų šarvojimas ar laidojimas, kad būtų švarus tvarkinga, nes rytoj panašu, kad nesidarbuosim, o šeštadienį važiuojam į Matsuri, į drifto sezono atidarymą ir tiek. Bet tikslas padarytas, jeigu šeštadienį ar tai sekmadienį kažkiek palis, tai jau bus nebaisu, kad pralis čia gale ir lis ant lentelių. Einam tvarkytis, kameroj liko 2 procentai, tai tuoj numirsim. Tai iki sekančios kažkurios kitos dienos. Na, tai kon jūs daililenčių dažytoje. Mes turim jau pirmadienį atvažiuotas Matsuris, atžiemota dar kartą. Vakar diena buvo vėl žiema sugrįžo šiek tiek. Tai dabar jau turim pirmadienio vakarą. Vėl visą dieną krapštimai, darbai, darbeliai ir parodau, ką pavyko pasidaryti. Nepasėmiau action kamerėlės, tai nelabai turėjau kaip galimybę padaryti timelapsą, bet galiu šiek tiek parodyti, ką šiandien pavyko pasidaryti. Tai šiandien pasidariau šitą sienelę iš lentelių
visas susikaliau. Ryte užsidėjau prieglaudą skardos tvarkingai. Paskui Lukas atvažiavęs pabaigė. Tada nuėmėm dar vieną tą skardos gabalą, kad eitų užlipt ir tvarkingai susibaigti tenais medieną. Aišku, dar nenusipūtė stogo nuo pjuvenų, bet sienelė šita jau kaip ir baigta. Apačia lentelių ta visa yra nudažyta, viskas susukta. Tai žodžiu, teoriškai šitam šlaitui kaip ir viskas beveik baigta. Liko tik užsidėti tą paskutinį lapą, prieš paskutinį tiksliau. Ir dar užsidėti va tenais tą tokią skardą lankstinį. Pakišim lankstinį po dailylentėm ir gražiai užsidės ant skardos, kad vanduo nuo lentelių bėgdamas nulašėtų gražiai ir nubėgtų nuo stogo. Va! Tokie reikalai. Lukas ten dar prie kraigų šiek tiek irgi krapštosi ir dar darėsi šitą šlaitą. Susisuko makaroną šoninį vienoj pusėj ir čia kitoj pusėj. Reikia išsistorinti, tada gražiai užsideda skardą, prisisuka, o tas makaroniukas toks. Tada ten skardelis, kad laikytųsi stogo danga užlankstom, nes varžtų negalima sukti kiaurai. Ir tiek. Bandysim turbūt jau šiandien tvarkytis, nes jau turim beveik 8 vakaro ir važiuosim dirbti rytoj. Tiek jau dirbti negalėsim, nes rytoj šarvuojam į salę ir salė bus jau užimta. Poryt laidojasi ir vėl salė laisva. Kol kas. Kaip sakom, dar ne vakaras, tai čia gali visko papulti ir atsirast per tą laiką. Tai jo, rytoj pasišarvuos, poryt pasilaidos ir galėsim toliau kibti prie stogo darbų, bet faktas rytoj vis tiek nuo ryto atvažiuojam, tai ko gero eisim šitos pusės sienelę dėtis. Tik reikės užsidėti pirmą lapą prie krašto atsimatavusi strižainę, prie glaudą lankstinį iš skardos ir kalt lenteles, nes teoriškai lentelių dailylenčių liko sukalt šitą sienelę ir padaryti pakalimus, dar 1-2. Šitas pakalimas dar likęs ir tas pakalimas likęs. Iš paradinės pusės kalbu, nes iš anos pusės dar irgi nedaryta, tai panašu, kad dailylenčių liks nemažai dar. Šiaip daugiausiai lieka šitų siauriausių, nes teoriškai aš jas vienodai pjoviau tiek storų, tiek vidutinių, tiek mažų, bet reikėjo šitų dvigubai daugiau pjauti nei storųjų. Nu, bet čia jau pats prasišoviau, bet jau gražėja. Tai šiandien manau, kad kaip ir viskas, eisim susitvarkyti, apsirinkti, susinešti įrankius, susirinkti šiukšles ir pratęsim darbus rytoj. Ką jūs, labubu, lipam ant stogo. Pakalbėsim tuoj čia mes. Paaiškinsiu, kodėl mes čia taip tyliai šnekam. Tuoj. Lukai, nerėkau, kiek aš tau galiu kartot. Kaip matot, dirbam čia šiandieną. Nuo šitos lentelės jau užsidėjom iki ten. Ir dabar lipsim ant stogo ir varysim aukštyn. Ai, dar čia užsidėjom šitą skardelę stogo ir prieglaudą. Čia padarėm tokį lankstinį. Stogiukui geriau nerodykit nuorodos šitos, nes išpeiks, bet, neprofesionalai esamos. Bet viskas bus gerai, vanduo atsimuš, į lataką ir viskas nubėgs. Kodėl mes dabar tylim su Luku taip šikną suraukę? Nes šarvojimo salėje taip pašarvota žmonės yra. Tai nenorim labai triukšmauti. Už tai sukam su paprastais suktukais, ne su smūginiais. Sakiau tyliau. Tai tai bandom darbuotis dabar tyliai. Iki pietų dar varėm su visais garsais, čia riaugėjom, perdėm, taip toliau. O dabar jau viskas tyliai ramiai. Kadangi jau esu užlipęs, tai galiu parodyti iš arčiau, kaip mes čia visą šitą grožį padarė. Žiūrėkit, kaip dailiai skardelį. Čia viskas pripjauta 15 laipsnių kampuku, tarpelis gražus. Tada ten skarda užeina, tada čia irgi skardelį. Čia gražiai visur pilka, lentelės prisiglaudę, uogelį, visas pakalimas gražuolis, čia taip pat gražuoliška, čia dabar pavarėm, reikės paskui čia nusipjaut, bet jau turbūt rytoj, o dabar bandysim kilt vėl tyliai į viršų ir užsibaigti šitą pusę lentelių. Staklės irgi nusinešim ten toliau už kampo, kad čia garsiai nepjaustyt ir ruošimės. O jėzau, koks vėjas! Pušys linguoja,
Skardą čia buvom išsipakavę, tai dėjau spyrius, kad nenusiverstų, nes jau pokai šardim. O šiandien, ką dar pasidarėm, tai užsidėjom šitą jau paskutinį lapą. Dar vakare spėjom, šitas jau buvo kraigas užmestas. Uždėjom tą kraigą ir aną kraigą. Tai šiandien dar ryte susukau tas dalelės, kur žodžiu kišasi po šitą skardelę. Ir sudėjom tą irgi lankstinį po lentelėm ir ant skardos užeina. Tai man tai baisiai dailiai, baisiai gražiai. Čia jau skaityk viskas taip įsirėminę tvarkingai, gražu, kad wow. Šitas irgi padarytas. Čia kampukas uždėtas. Kraigas irgi sudėtas. Dar likę anam gale dėti kampuko, nes pasirodo netokį išlankščiau, šiek tiek per trumpą. Ir dar pač anam gale. O čia pusė baigta. Sekantis žingsnis jaučiu su šitu stogu, nes jo skarda yra čia. Tai susidėti visą šitą stogą. Blemo gal ne, gal šitą eisim daryti. Bet tada reiks tuos, žodžiu, čia biški balaganas dabar gaunasi, nes dar ilgiausio šlaito vidurinio liko skarda apačioj, o visa kita skarda tiek ant kurio stoviu, tiek ant to, kur sakiau, dengsim ant stogo. Tai jeigu užsidengiam šitą šlaitą, tai čia skardos susimažinam. Bet tada šitą šlaitą dengiant, su galu čia biški problema atsiranda, nebus kur tvarkingai užsilipti ir pasibaigti gražiai vėjelentę užsidėti. Dar reikės pasukti smegeninę, kaip čia daryti geriau. Reikia atsimatuoti man dabar, ar tinka kampas visam šitam šlaitui. Ir jeigu tinka, einu pjaustytis pagal matmenis ir sukt toliau lenteles. Šitokia dabar lentelė čia dėsis. Čia dabar išsipjovęs kaip ir idealiai kampą. Jis aišku pasikels 3 cm. Reikia dabar pasižiūrėti, kaip viršui. Bus labai gerai, nuolydis 33 laipsniai. Tai bus čiki-piki. Vėlgi susikels 3 cm ir bus puikuma. Tai viskas. Atsimatavau, galima įpjaustyti. O dabar mes jums parodysim, kaip reikia sukti lenteles su tokiais nerūdijančio plieno varžteliais, kurie turi juodą galvelę, nudažytą dažais. Aišku, būtų geriau gal pilkai nudažyta, bet tokių nebuvo pirkt, todėl nupirkom tik juodai nudažytą galvelę nerūdijančio plieno varžtelius. Vieną dedamės į burną, nes kitą reikės įsukti ranką į lentelę, kad paskui paimt suktuką ir įsukt į lentelę. Tai dabar dar imam prieš tai lentelę, kurią dedam špuntą į gražiai kitos lentelės prisuktos špuntą. Tada ją leidžiam gražiai ir šitą mes turime pačioj tokią lentelę 3 cm dedam va čionais ir gražiai atremiam, kad būtų lygus idealus tarpas nuo šitos skardelės. Dabar, kadangi atremta, per kokią 4-5 vis laik pasitikrinam su gulstėliu. Turim beveik akį, nerodysiu. Todėl šitą šiek tiek reikia patraukti į viršų. O kai patraukiam, galim tada imam ranką su varžteliu, kitos burnoj lieka, sukam, va čia nais mes tai va. Ir tada pasiėmę suktelį. Paimam ir įsukam. Tada pasiėmam kitą jau, kur burnoj buvo. Galim sukt va į viršų čia, pavyzdžiui. Nėra varžtelio, dabar tai tokiu atveju diržą reikia turėti, kad turėti dar porą varžtelių atsargai. Pasiėmam vėl. Ir įsukam varžtelį taip. Ir dabar lentelė jau laikosi. Ateikit operatoriau biškį arčiau, nes manęs gali nematyti, o va štai parti iškart geriau žmonės matys. Ir dabar dar vieną imam varžtelį, paskui eisim pasimt nuo žemės tą kitą varžtelį, nes irgi reikia prisukti, nes jisai kainuoja 10 centų. Pasiėmam ir sukam čia. O apačioj paskui reikės užsidėti vietoj šito graštelį, sugręžiot apatinės lenteles ir vėl sukt varžtelius. Kam gręžiot? Tam, kad neskiltų paskui kažkada.
O dabar aš jums parodysiu, kaip reikia normaliai padaryti iškart lenteles, sukt ant sienos, kad gražiai atrodytų. Tai reikia, aišku, varžtelių nerūdijančio plieno suktuko, aišku, atsipjautų lentelių iškart nudažytais galais, kad lašas, jeigu bėgtų kapiliaro, patrauktų, iškart nepūtų lenta. Nuolaša yra 15 laipsnių pripjauta kampu. Šitaip jau pagal stogo nuolydį kažkas skambina, viso gero. Tuoj, sekundėlę, žiūrėkit, va viens. Procedūra nesikeičia, pasiemam profesionaliai. Prisukam vieną varžtelį, galim iškart persimti kitą ranką, kad būtų patogiau prisėst. Sukam. Greitai visas darbas vyksta, va taip, op. Viską. Va taip mes ir darom. Viską iš eilės gražiai, tolygiai, fainiai. Nu, kaip matot, lentos jau sudėtos. Paskutinis varžtas beveik įsuktas. Lukas dar čia apačia prasigrėžioja. Ir susivaržo apačioj varžčiukus, kad netrūktų lentelė. Ir siena padaryta. Tai realiai lentelės kaip ir baigtos čia viršuj. Viskas. Liko mums dabar tik pakalimas ant šito šlaito, kurio stoviu, ir šito ilgojo šlaito ten pradžioj tik. Ir ana pusė. Lentelių likę dar nemažai. Susitaupė. O susitaupė vien dėl to, nes išmetėm tą špokinyčią iš priekio. Tai faktas nemažai atsimetė. Bet aišku, dar buvau ir su magaryčiom pridėjęs aš šiek tiek. Va, tokie reikalai, žodžiu. Tai ko gero rytoj, kai pasilaidos iš salės, kipsim prie stogo. Šitą reikia, sakym, šlaitą dėtis, nes ten dabar tos ilgiausios skardos būtent šitam šlaitui ir yra. Tai susimesim jį, dar čia reikės pastolius pasistatyti, kad pasibaigt visą kraštą užsidėti ir susidėti vėjelentės, o tada liks tik pats centras. Kvailiausias tas lenkimas daug laiko atima, bet kaip ir ant mažojo šlaito išsibandėm tą mūsų sprendimą, pasiteisino, kaip ir viskas gaunasi lenkimas ir labai gražiai atrodo. Tas tarpelis toks minimalus gaunasi, užeina gražiai kitas šlaitas, jokio lankstinio papildomo nėra, nes aš taip ir norėjau, kad lankstinio nebūtų, nes lankstinys tikrai toj vietoj nepušia, o čia gaunasi tiesiog tik toks nedidelis 3 cm tarpelis ir sekantis karda eina. Tai ten ir užlenkta, ir užbortuotas galas kitas yra, ir dar dėta ta ventiliuojama skardelė, ta detalė, ir tada vėl dėtas lankstinys, į kurį kabinasi klasiko pradžia, ir taip nutiestas antras šlaito aukštis. Ką dar? Ką? Ir subscribe. Subscribe, galit jo ir subscribe dabar vidury video uždėti ir bus visai neblogai. Dar ir laiką paspauskit, ir subscribe paspauskit, ir dar kažką padarykit. Pakomentuokit, komentarą parašykit, kaip mums sekas haltūrint, kaip jums atrodo mūsų haltūrų šito stogo, kaip mes haltūrinam viską ir viskas. Žodžiu, nusišneku, baigiam eterį. Susitinkam sekančią dieną, turbūt, kad jau rytoj. Ate. Au. Sveikučiai, sugrįžę, turim trečiadienį ir turim prieš paskutinę balandžio dieną, jau per toli gyvenu. Rytoj paskutinė balandžio diena. Kaip jūs galvojat? Ar spėsim per balandžio mėnesį pabaigti čia viską? Teisingai. Tai aišku, kad nespėsim. Bet taip visai dėliojasi, kad gal net rytoj ir spėsim uždėti dangą. Dabar jau turim 4 beveik. Ryte mažai darbavomės, nes pašarvota buvo, tai vat iki pietų pasilaidojo. Ir dabar jau kibom darytis, kas reikia. Tai paėmėm ir jau kaip ir beveik uždėjom šitą šlaitą. Lieka paskutinį lapą atsikirpt, užsibortuoti ir užsidėti. Bet dar reikia pasistatyti čia krašte pastolius, kad tvarkingai ir patogiai ir saugiai prieit prie krašto. Visą lapą patogiai, tvarkingai prisidėti ir uždėti vėjelentę tvarkingai ir gražiai lygiai susukiot. Ir tada dar jau ten
viršui uždėjom tuos ventiliacinius lankstinukus tokius su skylutėm. Ir ten jau vieną lankstinuką pakišau, dešiniam kampe jau pačiam prisukau ir bus baigtas stogas. Šitos pusės šlaitas, tiksliau, ne stogas. Ir faktas dar likęs centras, centriniai lapai dar čianais ir pusė ant stogo. O ką dar pasidarėm iki pietų, kol dar buvo pašarvuota, tai susidėjom likusias 5 pakopas, susitvirtinom, susisukiojom ir pasiruošėm betonavimui. Tai laiptus jau bus galima užsisakinėti kažkada betoną ir susibetonuot. Bet dabar jau galima jau normaliai savo drąsiai lipt. Čia dar aišku ant tos armatūros nebaisiai fainai, bet jau pakopas kaip ir turim. Pirmumas vis tiek dabar pasidarom stogą. Žiūrėsiu su šitais laiptais, kada čia pasibetonuot. Faktas, reikia kubo betono. Arba vėl prašysiu, kad atvežtų ir išpiltų tiesiai ant žemės, nes jeigu atvežtų su pompa arba su kriauše, tai faktas, atvežimas dar ne baisiai pigiai kainuos. Nesidomėjau, bet spėjau koks 150 tai kaip drąsiai, nes vis tiek iš Kauno vežtų, o čia vietoje mes turim betono mazgą, bet jie tik atveža su savivartė ir išpila. Sutaupant 150, kažkur 105 eurų, tai 3 valandėlės geriau su kastuvu pamojuosiu, bet bus pinigėliai staupyti. Vargo bus šiek tiek, bet bus pigiau. Kas ir man aktualu šitam objektui, tam maniškiam. Dar kiek visumoj gaunasi, neskaičiau, bet faktas, kad tikrai viršinsiu paskirtą vadinamą biudžetą ir tikrai netilpsiu į tą sumą, kuri yra įvardinta. Ką čia turim? Kažkokį gruzinišką daiktą. Turim jau ten pasistatę pastolius ir turim nusikirpę kraštą, atsibortavę ir pasiruošę dėt. Lipu ant stogo, perduosiu Lukui ir tada eisim į aną pusę užsidėti. Bandom kažkaip. Turi? Čip, čirip, čiup, čiup. Viskas, mes saugiai užlipę. Gerai. Laikausigi. Ledainė. Oba. Sėdi. O, gerai, liuks. Dabar parodysiu jums vieną triuką. Paimam, taip tiesiog šiukšt, išsikerpam. Užsilenkiam ir tą nukirptą dalyką tiesiog taip fukt. Viskas, skarda jau į apačią nečiuoš. Dabar dėsimės vėjelintę, užsimesim šitą prieglaudą ir liks rytoj pasimsiu iš Pauregos lankstinuką čia, nes blemą užsisakiau 5x5, bet grinai dengia visiškai čianais, tai va kai kur išlenda, tai reikia 6 cm uždėsiu ir gražiai centimetriukas pasislėps ir gražiai užeis, vėjelintė nueina ir bus ogelį. Gražiai, užlenkta, viskas čiki. Gražu. Dailiai pasislėpia, viskas užsideda, gražiai varžtukas iš šono, paskui po vieną ties sujungimu ir viskas gražuma. Viskas suvažiavo. Čia gerai gula, o netgi taip galim palikti. Žinai ką, aš šitą vietą dabar nekiu. Pasilieku, kol
kai bus jau lankštinys, Pagal. bet šitą galim pasidaryti. Uiči, koks downpipas pas pitaką. Tai biški kamerai mano baigėsi atmintis, bet va, užsidėjom šitą daiktą. Šiek tiek keliais varžtukais prisukom, nes atsivėpia. Kitur kaip ir nereikia, tai varžtukai nuo pačios tiek baisiai nesimatys, kiek atvėpęs daiktas. Tai žodžiu, vėjelintį uždėta. Čia susitvarkiau, užsibortavau, dabar čia nekirpsiu, nes rytoj turėtumėm parsivežti, čia kampuką reikės užsidėti. Tai čia ir gražiai nusikirpsiu, ko reikia ir užsibortuosiu. Gerai, lipam žemyn. Nu va, kaip vaizdelis atrodo. Gražu, pasaka. Čia apsirėminta viskas, dabar lieka šitas šlaitas. Bet turbūt ne šiandien. Vse, batareikai jau viskas nusėdo. Paliekam kraut. O, kiek medžio. Nu ir viskas, šiandien, man atrodo, einam tvarkytis. Beveik pasiruošėm rytdienai centrinį stogą. Nusiėmėm į šoną likusią skardą pasidėjom ir aš dar prasilyginau 1, 2, 3, 4 gegnes, nes kai buvom padėję visą tą skardos paletę, įlinko stogas, įdubo ties gegnę vienoje vietoje, nu ne keliose vietose. Tai teko persilyginti šiek tiek, tai ten, kur visas svoris buvo padėtas, ten buvo ramščio iš po perdangą, jokio nebuvo atramos, tai beveik 2 cm turėjau pakišti. O rytoj vėl susimatom ir laukiam įdomi diena, ar baigsim ar ne, balandžio mėnesio paskutinę dieną. Iki rytojaus. Labas rytas. Aš jau po Kauno parlėkiau, pasiėmiau iš Pauregos išlankstė man lankstinukų dar truputį, tai sumaščiau, kada reikia J profiliuko. Tada, kur vakar minėjau, likusieji kampukai ir dar išlenkė tokį didelį blyną, 45. Čia 40 berods gaunasi, uždaryti ten trikampiam tokiem špokinyčiom pakalimu. Įšokau į darbinius rūbelius ir reikia važiuoti iki Kazlų Rūdos. Bet kol namuose esu, parodysiu jums, kas man šiemet nutiko. Mažai, ką žinot, buvau kėlęs šiek tiek istorijų, bet nieko per daug nepasakojau. Tai, o ką mes turim? Turim lygų plotą. Tai visgi neatlaikė šios žiemos mano kluonas. Jo, čia vadinau kluonu, nes čia anksčiau ir buvo kluonas, bet buvau padaręs. Čia Sandra laikė mašiną, ir čia aš laikiau darbinę mašiną, o čia dar buvo šiaip ten tokios mano visokios liekanos, tai vat skardos, ten kas buvo likę nuo stogų laikų. O čia mes turim tvartą. Tai žodžiu, va, kas liko nuo kluono, tai šiferio priruošta išvežimui. Čia sutrupėjusio visokio, ten tokio, nu, dalinai sveiko, bet strūkė po pusę, bet taip krovau tvarkingiau, sudėjau į krūvas, kad išsivežtų. Dar čia šiferio, ten dar šiferio, žodžiu, dar tvora nuvirtus, reikia tos vioklių, žodžiu, iškarpyti. Čia dar buvo už pastato komposto krūva, uošvis kaupdavo iš anos pusės, tai jo, kaip matot, pas mane šiemet laukia nemažai darbų. Tai jums turbūt faktas, kad įdomu, kaip atrodys šiemet mano drifto sezonas. Nu, galiu pasakyti, va taip atrodys, kaip mano kluonas. Kadangi jo, išpuolė šiemet ir tokia žiema, nelauktai ilga, kuri stipriai viską atitolino, visus planus atitolino. Toliau atsitiko šitas dalykas. Nugriuvo kluonas, kur irgi
pridarė reikalų ir pridarė galvos skausmo, ką čia toliau reikės daryti. Sekantis dalykas, kad stipriai vėlavo drifto kalendorius, nes man buvo labai aktualios datos jau net gruodį, o kaip žinia, oficialus kalendorius paaiškėjo tik tai kovo vos ne antroji daly. Jo, čia galim padėkoti vienam asmeniui labai už šitą prisidėjimą kalendoriaus, bet tiesiog neminėsiu aš jo, kas žino, tas supranta. Plius mano BMW-tis taip pat po pernai Estijos etapo taip ir tebestovi garaže, užmigęs ir sugedęs su linkusiu varikliu. Plius Kazlų Rūdos remontai nebaigti nuo pernai, tai kaip ir minėjau, viskas tempėsi. Todėl gailiai tenka liūdnai jums pasakyti, kad šiemet drifto nebus. Deja, bet nepersiplėšiu, neturiu tiek rankų ir tiek laiko, kad pasiruoščiau ir driftui, kai milijonas darbų šiaip išpuolė. Tai nusprendžiau šiemet padaryti pertrauką, nors labai nenorėjau, bet buvo mėnesio laiko svarstymas, ką daryti. Tai svarsčiau dar vienaip, kitaip dar galvojau, gal išeis, bet žiūriu, kad nie per kur. Tai šiemet nuspręsta buvo taip, kad kadangi į driftą nevažiuosiu, bet su galimybė, jeigu spėsiu ir turėsiu laiko susitvarkyti BMW-tį, persirinkti motorą, bus Lietuvoje 2 etapai. Birželio 1 mėnesį ir kitas rugsėjį. Tai apie birželį labai didelis klaustukas, ar spėsiu, o rugsėjį visai norėčiau sugrįžti į trasą ir sudalyvauti etape. Tai kol kas tiek. Ir dar kodėl tokį sprendimą priėmiau, dėl šitų dalykų. Dėl klonų ir dėl savo svajonių garažo. Nes, kaip žinia, neturiu aš to tvarkingo garažo, kuriam galėčiau tvarkingai su noru rinkti mašiną, tvarkytis, šiaip turėti savo švarę, tvarkingą, patogią vietą. Todėl nuspręsta, kad jau klonas sugriuvo, jau čia viską išsivaliau per pavasarį. Lieka tas daiktas, vadinamas tvartas pas mane, nes jo anksčiau paskirtis ir buvo tvartas. Taip pat visą griaut lauk ir vietoj klono ir vietoj tvarto pasidaryti junginį, kompleksinį L formos garažą. Tai mano tokie dabar užbrėžti tikslai yra šiemet. Ar spėsiu, tai čia irgi labai didelis klaustukas, bet kad reikia daryti, tai faktas. Tai pirmumas mano dabar yra Kazlų Rūda su remontais. Turiu viską pasibaigti, kad jau ten neliktų nieko, man ten nereiktų jau važinėti, krapštytis ir statybiškai apsirengus darbuotis. Tada bus galima pilna jėga kibti prie namų didelio projekto. Tai kol kas labai daug čia nesiplečiu. Laikas bėga, todėl šiandien turim paskutinę balandžio dieną, sėdu į mašiną, lėkiu, nes įdomu, ar spėsim uždengti iki gegužės mėnesio stogą, pamatysim. Keliaujam dirbti. Tai žinokit, visgi nespėjom baigti iki gegužės, reikės ir gegužės mėnesį dar pasidarbuoti, bet liko jau visai nedaug. Nepabaigėm pilnai stogo, bet kaip ir sakau, liko realiai visai nedaug. O užtruko su tais palankstimais, plus kol susimatavom viską, dar 2 tie kirpimai, skardos užlenkimai ir taip toliau, bet turim vaizdą tokį. Tai lieka apatinio šlaito 3 lapus susidėti, na ir viršutinio, realiai pusę uždėjom ir pusę dar liko. Bet šiaip, dailiai darosi, tikrai dailiai, gražiai ir tas tarpelis gaunasi, vėjalinti irgi uždėta iki pat viršaus, o vieno varžtuko trūksta. Tai susibaigs visas šlaitas ir dar reikės viršui prieglaudą subaigti. O po to bus dar kiti darbai, o šiandien darbus jau baigiam, važiuosim namo ir tiek, pratęsim darbus rytoj, tai yra gegužės 1 diena, kaip ten palaukit, jinai vadinasi nacionalinė nedarbo diena, ne, Lietuvos kažkas tokio, žodžiu, kad nedarbo diena, ne, darbo diena kaip tik, bet nedarbo diena, esmę supratot, nepezu daugiau ir susimatom rytoj ryte. Tai su gegužės 1 diena atėjo ir
gan geri orai. Jau žinokit, šiandien karšta, kai saulutė pašviečia, tai nusimetė ir striukės, kad neperkaist. Ir šiandien mūsų tikslas pabaigti dėti skardą. Tai dabar Lukas atsibortuoja paskutinį lapą, jau nusikirpom. Vyksta bortavimo procesas ir dėsim ant stogo paskutinį lapą čionais ir tada dar pasibaigsim viršutinius lapus. Jau tenais užsidėjom po kraiginės detalės ventiliacinės ir vieną lankstinuką jau įsimetėm, ten kampą jau prisikirpau, bet esmė tame, kad jau šiandien šitą dalyką jau tikrai turim pabaigti. Bortuojamės, lankstomės, keliam ant stogo, reikia pasidaryti šiandien. Nu, vyrai ir moterys uždengtas. Stogelis padarytas, nuplautas. Biškį pėdas nuvalėm, tai koks grindų šepetys dabar nešvarus. Bet esmė, kad pasidarė stogo danga, užsidėjo viršui lankstinys, čia vėjalentės, viskas užsibaigė. Dar lieka viršui sniego gaudytuvų sudėt ir dar ten pačiam kampe dar neuždėjau to kampuko, bet jau kaip ir viskas. Stogo dangų nebeliko, tik turim belenkiek šiukšlių. Tai rytoj reikės atvažiuoti ir visą šitą bordelį tvarkytis, nes viską metėm ir sumetėm. Fui, tai pagaliau jau kažkoks tais didesnis darbas padarytas. Ačiū Dievui, net smagiau. Šiandien darbą jau baigsim, kad dar ir diena, bet turim, tiek Lukas turi reikalų, tiek ir aš turiu važiuoti kirptis, darbai padaryti. Su gegužės 1 diena pabaigtas stogas, 95% pabaigtas, gal net 97,5 pavyzdžiui. Lieka labai nedaug tokių akcentėlių dar padaryti. Šitą jau padarysim kitame vloge. O šiam kartui manau, kad tiek. Tai patys žinot, ką padaryti. Paspauskit like, pasubscribinkit kanalą, parašykit komentarą, kaip jums susižiūrėjo. Šitas manyčiau, kad ilgas video, nes tikrai informacijos buvo nemažai, gal darbo šiek tiek mažiau, pasakojimai ir taip toliau. Šiam kartui tiek, atsisveikinu ir iki sekančio video. Ate!